Prašau. Ačiū už kavutę. Aldutė, tau tikrai nemokytojauti. O poemas kur? Valdai, poetiška siela. Na, ką jau. Klausyk, ar tu nežinai, kur yra dingęs tas geras mokinukas Ričardas? Pas mane jau visą savaitę fizinio lavinimo pamokose yra. O pas tave vokiečių, ar lankosi? Pas mane vokiečių pamokose jo taip pat nėra. Susirgo vaikinas, ar ką? Tai ko gero. Visgi saulutė pavasarinė. Na, taip. O žinai, tarp mūsų kalbant, aš tau pasakysiu. Man tie mokiniai jau, jeigu tėvai nesirūpina, tai kodėl aš turėčiau rūpintis? Ką? Romai, kodėl? Juk klasėje 25. Tai ką, aš dėl kiekvieno savo darbus gadinsiu? Gyvenimą trumpinsiu? Tėvai tegul patys rūpinasi. Tu tai kaip visada neteisi. Nieko nepridursi. O rytoj vėl atsigersim kavutės? Būtinai. Nu tai va. Pasistiprinom, turbūt galim eiti. Tik nepamiršk, rytoj vėl atsigersim kavutės. Būtinai. Tai gerai. Prašau. Labadiena. Labadiena. Sakykite, ar jūs esate Ričardo auklėtoja? Taip, aš. Čia Ričardo tėtis. O, labai malonu. Jūs man kaip patys auklėtoja gal galėtumėt paaiškinti, kas dedasi jūsų klasėje. O kas? Aš buvau išvykęs į komandiruotę. Ir tik dabar grįžęs sužinojau, kad mano sūnus Ričardas dingęs iš namų. Kaip? Tai yra pamokas lanko. Na tikriausiai lanko, jeigu nieko tėvams nepranešate. Viešpatie. Tai jis kaip tik tai pamokų nelanko. Aš galvojau, gal Ričardas susirgo, toks geras mokinys, ir šitiek jau 2 savaitės jo mokykloje nėra. Aš galvojau, gal yra kokių nors problemų su jumis arba su Ričardo mama ir tėčiu. Problemų jokių šeimoje nėra. Ričardas visada buvo ir yra mylimas. Pinigų netrūkdavo ir netrūksta. Taip. Na, o svarbiausia, prie mokslo stumti nereikėdavo. Na, aš suprantu. Pareidavo namo ir jis prie knygų. Tu geras vaikas, geras mokinys. Ko tėvams dar reikia? Na, aš suprantu irgi, kad aš su juo visada negaliu būti. Artimai pabendrauti ar dar. Aš pats komandiruotėse. Mama ligota, tai sanatorijos, tai ligoninės. Ir štai naujiena. Grįžtu iš komandiruotės. Ir šito niekas. Mama ligoninėje, nei namuose gyvybės ženklų. Tai aš prašau jūs, sužinokite, ką galite. Palaukite. Žinot ką? Aš žinau, kad Ričardas turi labai gerą draugę Kristiną. Ir jeigu kas nors būtų Ričardui bloga atsitikę, Kristina tikrai man būtų pasakiusi. Ir per pamokas aš nepastebėjau jos veidė jokio susirūpinimo, jokio susijaudinimo. Ir žinot ką, mes padarysim. Dabar vyksta pamoka, aš pakviesiu Kristiną ir jinai būtinai papasakos, kas iš tikrųjų yra. Gerai? Jūs palaukit, nusiraminkit, aš tuoj pat pakviesiu Kristiną. Palaukit, būkit geras, gerai? Tuoj pat. Kristina, užeik. Kristina, va čia yra Ričardo tėtis. Taip, ir aš labai norėčiau, kad tu viską papasakotum apie Ričardą, ką žinai. Nieko neslėpdama. Gerai? Viską, ką žinai. Prašau, nieko neslėpti. Žinoma, aš privalau papasakoti visą tiesą. Nors Ričardui prižadėjau, kad tylėsiu kaip žuvis. Aš suprantu, kad aš ir Ričardas negerai padarėm nieko nesakydami. Bet mes norėjom pamokyti tos niekšus. Kokius niekšus, Kristina? Na, Mindaugą ir jo draugus. Iš Ričardo visa klasė tyčiodavosi. Atiminėdavo namų darbus, pinigus. Keletą kartų buvo ir primušę. Ričardas nebeišlaikė, jis nebeištvėrė. Aš
Pasiūliau jam kurį laiką dingti. Na, tai yra pasislėpti labai saugoje vietoje, pas mano tetą. Dabar jis ten saugus. Ir aš tikiuosi, kad jis atgaus vidinę stiprybę ir ramybę. O daugiau aš tikrai nebeturiu ką pasakyti. Na, ačiū tau, Kristina, kad pasakai nors tiek. Mums šiek tiek dabar ramiau. Dabar tu gali būti laisva, mes su tėčiu dar pakalbėsim. Aš kaip tėvas tau, Kristina, dėkoju, kad padėjai ir pagelbėjai mano sūnui. Gerai, gali būti laisva. Viso gero. Viso gero. Aš labai jūsų atsiprašau. Aš tikrai jūsų labai atsiprašau. Atsiprašau kaip auklėtoja. Ir kaip mokytoja. Aš tikrai nežinojau, kas darosi mano klasėje. Aš tikrai nežinojau, kad Ričardas buvo terorizuojama, šitaip reketuojama. Aš tikrai labai atsiprašau. Mes kalti. Mes. Ir jūs, auklėtojai, esate kalta, bei mokytojai, ir mes, tėvai. Mes manėm, kad mokykla antri namai. Pasitikėjom tik mokytojais. O Dieve, kiek klaidų. Kiek klaidų. Ir iš tiesų, kaltė yra mūsų visų. Tiek jūsų auklėtoja, tiek mūsų tėvų. Viso gero.